Sveiki, aš esu Lina Balsė ir mes kalbame apie Taro mitus ir baimės. Vienas iš populiarių labai mitų yra, kad negalima burtis pačiai savo. Tikrai nėra tokio, kad negalima. O kas neleis? Taro kortos yra galimybė pažvelgti iš šalies į savo situaciją ir pamatyti daugiau galimų sprendimo variantų, kokios priežastys įtakoja susiformavusią situaciją, kokios aplinkybės, kokios galimybės, kokie iššūkiai, kokios pamokos toj situacijai. Tai yra labai naudinga. Bet yra priežastis, kodėl žmonės vengia dėlioti kortas savo. Tai yra subjektyvumas. Mes, jeigu dėliojamės kortas, dažniausiai dėl kažko nerimaujam, kažko bijom arba kažko labai labai norim. Ir tas prisirišimas prie galimo atsakymo labai stipriai įtakoja mūsų interpretaciją ir mes galime būti savo neobjektyvios. Todėl asmeniškai savo tokių kaip ir tikslių prognozių nedarau, problemų nelabai nagrinėju, sprendžiu jas savo galvą, bet labai mėgstu tokius išdėstymus skirtus savęs pažinimui, augimui, tobulėjimui, į kuriuos tu ateini su tokiu filosofiniu klausimu ir randi kažkokių įžvalgų, kurias apsvarstai. Tai nėra susijęs su kažkokia einamosios situacijos sprendimu, kur tu turi labai didelį suinteresuotumą. Tai man išvengti to subjektyvumo ir galimybių pritempti interpretaciją prie to, ko noriu arba bijau, padeda išmintingas klausimų ir išdėstymų pasirinkimas. Jeigu aš turėčiau tokį labai mane neraminantį klausimą, greičiausiai prašyčiau, kad kolegė išdėliotų ir interpretuotų kortas ir kadangi aš jas pati suprantu, aš prašyčiau, kad man nerodytų ir nesakytų kortų, tik interpretacija. Nes nėra blogesnių klientų už kitus pūrėjus ar tarologus, kurie čia pat nori sakyti, oi ne, šitą kortą tai tikrai reiškia šitą, aš ją suprantu taip. Kortas kalba tam, kuris jas išdėliojo jo sutartinę kalbą su jo kalade. Ir jeigu mano kortose šita korta reiškia būtent tam tikras asociacijas turiu, tai išdėstyme jinai tą ir reiškia. Jeigu kažkam kitam jinai turi kitą niuansą, kitą aspektą, kitą interpretaciją, tai būtų neteisinga. Nes šitas kortas išdėliojau aš, kitas žmogus, jeigu jas interpretuos, ne jisai bus jas išdėlios, ne jam jos bus iškritusios. Todėl, kai nori savo atsakymo, pagalbos, patarimo, geriau kreiptis į kolegę ir nežiūrėti į kortas. Nes mes labai bjaurūs klientai esame, nes mes bandome tada primesti savo nuomonę. O šiaip savo dėlioti kortas galima. Tik tais vėl pabrėšiu, kad reikia išmintingai rinktis, kokius klausimus užduodi. Ne apie viską verta žinoti, ne apie viską verta klausti, ne dėl visko verta sukti savo galvą. Kai kurios dalykus reikia gyvenime tiesiog patirti kaip staigmeną.